Prieš pat 6-ojo sezono atidarymą mes atlikome tokį smagų eksperimentą. Klausinėjome žmonių, tai yra moksleivių, bei daug pasiekusių verslininkų ir netgi Lietuvos muzikos žvaigždžių apie tikslus, apie svajones, apie autoritetus. Iš tiesų atsakymai ir nustebino, ir nenustebino. Moksleiviai atsakinėjo daug paprasčiau, jie turi mažesnius tikslus, jie gyvenime dar nėra išsikėlę savo autoriteto. Na, o labai smagu žinoti, kad tie žmonės, kurie yra pasiekę daug, jie turi labai daug tikslų, jie turi labai daug svajonių. Ir jie turi svarbiausia autoritetus. Ir jie puikiai supranta, kad jeigu mokyklose moksleiviai būtų mokomi, kaip planuoti savo laiką, kaip labiau pasitikėti savimi, kaip atsirinkti tam tikras žinias ir kaip teisingai mokytis, tai Lietuvoje gyventi būtų daug paprasčiau. Na, bent jau iš dalies. Taigi, moksleiviai, jeigu tu iš tiesų nori būti laisvas, drąsus ir mąstantis, prisijunk prie kito varianto. Apie kitą variantą aš sužinojau iš draugų ir pirmiausia sudalyvavau kito varianto stovykloje, kurioje pažinau kitą variantą ir nusprendžiau jame mokytis. Aš praplečiau savo komforto zoną, susidraugavau su daug draugų, labai fainų draugų ir taip pat gavau kaip antrus namus, kuriuose visą laiką buvau laukiama. Apie kitą variantą man pasakė draugė iš Vilniaus, nes tenai kitas variantas kaip ir anksčiau pradėjo savo gyvavimą. Ir jinai tiesiog pasiūlė apie šią organizaciją, kadangi daug jaunimo joje renkasi ir tiesiog pasirodė labai įdomus pasiūlymas. Nes niekad nebuvau girdėjus apie šią organizaciją ir pagalvojau, gal man padės gyvenime ką nors. Tai kitam variante atradau labai daug draugų, nes visi čia žmonės tokie šilti, draugiški. Sužinojau, kaip pasiekti savo tikslus. Tiesiog, kad galbūt anksčiau galvojau, kad tiesiog labai norėti reikia ir kažkaip tai įvyks automatiškai, bet sužinojau, kad reikia tiesiog ne tik norėti, bet ir veikti pradėti. Žinau, kaip išsikelti tos tikslus, kaip jų palaipsniui, kad reikia siekti. Manau, jaunam žmogui tikrai verta būtų prisijungti, nes čia atrandi tiek pats save atrandi, tiek sužinai kažką naujo iš kitų žmonių. Manau, kad tikrai verta prisijungti prie šios organizacijos. Apie kitą variantą sužinojau klausydamas radijos. Per žinių radiją ėjo tokia laida Sėkmingos tautos idėja. Ir per ją kalbėjo Aurimas Guoga, rašytojas. Ir buvo pasikvietęs pirmąją kito variantų mokinę Ivetą. Ir jinai tenais pasakojo apie savo patirtį, kaip jai sekėsi kitam variante. Ir sužinojau, kad tokia organizacija yra. Užsiregistravau internetinėme puslapyje ir po pusmečio gavau kvietimą prisijungti prie naujos grupės. Manau, daugiau pasitikiu savimi, susipažinau su daug įdomių žmonių, su kuriais bendrauju ir iki šios dienos. Rekomenduočiau prisijungti arba bent pabandyti nors vieną kartą ateiti ir suprasti, kad tai tikrai yra naudinga ir verta rinktis kitą variantą.